Labai greitai praėjom techninę komisiją, administracinę. Techninę dar nepraėjom, bet tuoj praeisim. Komentaras toks, kad siūlau pažiūrėti, ką jie čia veikia. Einam, pažiūrėsim, ar mumis praleis su šituo, su rankena. So I will check it tomorrow before the first practice. Yeah. Alright. So we don't get the sticker right now. Okay. Fine. Tai mūsų nepraleido techninės komisijos, nes trūksta tinklelio, kuris saugo ranką avarijos apsivertimo atveju. O mes turim tokį dalyką, tokia apyrankė dedasi, tvirtinasi kaip diržas, lygiai tą pačią funkciją atlieka ir nenaudojame šito tinklelio, todėl kad geresnis matomumas, tiesą pasakė. Bet taisyklėse parašyta, tikėjomės praslysti ir nepraslydom. Bet rytoj praslysim. Dabar tu buvo, kad aš dirbu. Paimsi? Kad aš dirbu. Tu nenusivers tenais. Matėmkui tada nusiūs. Vieskit greitai. Duok taut, nusiversi tu tikrai nuo tų. Tiek, tu nematai. Čia vyksta labai didelės statybos. Labai rimti vyrai labai sudėtingą darbą daro. Atsakingą. Matysi, tau tikrai patiks atsisėsti ant šitų dalykų. Čia prie maizda. Gaidžia? Čia valgo. Čia gaidžia kažkoks tai. Čia. Sofų mūšis. Va, ko ten? Pirmčiai neišasfaltuoja, pažiūrėkime, o kelnes. Eik tu. Padėk čia, surasim jom jie. Eik tu. O ką sakyti? Tai va, įsirenginėjom su kolektyvu, ruošiamės. Dabar vyksta užkulisio darbai, kurių nieks nemato. Tai va, čia rimti reikalai vyksta. Tai va. Tomai, padėk, nu. Kas vyksta? Padėk, vadovas komandos, direktoriau. Nu? Nemakaluok. Tai normaliai už... Nemakaluok, dirbinėjai. Einam į track-walką. Prašau šitai montuoti. Dabar dar įdomus dalykas, ko čia yra klausimas. Aš dabar nepamenu. Man atrodo, čia buvo dešrinis kerbas. Arba toks. A ne? Bet čia dabar padangos būna. Kupetą turiu. Kupeta būna. Ne, tai čia Ten ant krašto nebuvo, ne? Gal vaidenasi jau dabar. Čia užkišiu, čia jau 100 litrų būtų subėgė. Duris prasidarei, privėrė. Paskui, karočią, baigia pirti išvažiuoja su to, karočią. Nu, jums svarbiausia yra, kad priliptų ties čia, o visi niegalai taip. Bet tik kad vienas vos laikus. Jeigu tu tai padar. Neištrauk. Atvaro. Tas nukrenta, ateina tas įsėjęs. O kas čia? Nu, tai va. Aš tai siūlyčiau tiesiog per vidurį būdų, kad tiesiog čia priliptų ir viso. Nes tas ir yra dalykas, tipo, apdengti tai, kas, tipo, yra karšto po ratu. Nu, tipo, po tą kiaurai. Į bakaminas, į skudurų, visi leka. Va, pasiruošimas. Vienu, nu tai buvo taip, kad per
vakarykštį SKK posėdį nutarė, jog Dovilo Čiutelės Kauno SK Lada buvo perkelta į mūsų klasę. Tai mes inicijavom tokį dalyką, kad kadangi ir TCR pas mumis klasė yra, inicijavom tokį dalyką, kad prašysim kažkiek balance of performance pakoreguoti reis direktoriaus. Tikėkime, kad jam biški per lenktynės primažins degalų užpilimo kiekį. Puikios nuotaikos. Laukiam permainingų lenktynių. Lietų saulė, tai iš to išlošiam. Jeigu rimtai, tai aš taip niekam tyliai nesakau, bet galvoju kažkaip reikia pataikyti top 10. Tai va, tokios nuotaikos. Tu papasakok apie BMW konstravimą. BMW konstravom šitą Baltijos šalių čempionatui, Turbo Trophy klasėje. Aurimas, Julius, Jonas ir Darius, ir jeigu kažkas dar neapsisprendėt, kur studijuoti, tai buvusi KTK, dabar tas lik lietuviškai. Sėkmės! Arba su šalmu čia problemos, kito šalmo gal reikia. Turi kitą laidą dar atsivedžiau. Okay. Tai atjungi, dai, jūs čia... Kortelė Emilija yra, ne? Na, aš palieku šalmą, jūs čia pasižiūrėkit. Viskas labai gerai. Užsipiliam kuro. Dabar ryšį testuojamės, kol kas neveikia, bet tai to įsitaisys, manau, viskas bus gerai. Sulyminsiu viską, grįžti. Čia atsilaisvinti diržus, pasakai, atsijungiu, jau pitleinė pačiam. Kiek išeina. Sustoji, parkas, knopkė, ant pačio šito, ane? Išlipantis vairuotojas padeda, kuris spėja, bet greičiausiai įlipantis, stinklelį, ane? Ir tada padėsi prisekti. Ir jeigu perigavorkė tavo pusėje, ne? Tai padėsi įkišti, jeigu ne, tai... Tai dabar jinai bus iš dešinės pusės. Aurimai, kurioj pusėje pas tave perigavorkė? Dešiniai. Dešiniai, tai aš padėsiu. O jeigu kairiai, tada dabar... Jo, ir po to visą šitą, aišku, mes pereisim kartu. Vakare. Jo. Nepamiršk, kad tu turėsi į degalinę užvažiuoti. Irgi, ne? Jo, pasakysiu. Pasakysiu viską. Aš per Code 6 įjungiau konditioną, bet kažkaip net pamiršau, kad jis susireguliuoti ir neišjungiau dabar, tai nežinau, ar jam jis veikia. Pažiūrėsim, kaip jis. Čia visą laiką taip turėjo būti. Galia kaladės. Pabaiga, sakyk. Sakė, kiek baisokas stabdyti. Mes jį apsisukime. Yra oil tempo, kur water tempo? Kur vanduo?
mano rato laikas buvo toks, tai minutė 21 iki pat čia, kur man sutrukdė, bet delta buvo gera. Ir Tai nebuvo, nesijautė, kad... Ne, nes aš apsisukau, parlėkiau į antrą šikaną, minus 1:10, tai tiesiojoje buvo viskas gerai. Aurimas pasakė, kad trūksta galios, tai susistabdėm, pasižiūrėjom, ką klaidas galim nuskaityti, tai išmetė klaidas, kad torque reduction dėl dėžės temperatūros, tai dabar įdėjom kompiuterį, kuris nuskaitys gautus parametrus iš automobilių ir iš jų spręsim, ar tikrai ta dėžė perkasta. Tai va, matysim, spręsim. Tiesiog, dabar reikia bandyti. Čia yra treniruotės ir bandom. Minus, man atrodo, apie minus 0,15 kondiškės įvariau, apsisuku pisti pliusą eina. Galvoju, kas čia, žinai, čeką išmetė ir... Nes šiaip ten belia kiek mažina, ant tiesiuose apie 0,6 gauni. Per vieną tiesiai 0,6 susirinkai. Tada tu išvažiavai, atsiaušinai, ane? Tada aš variau tik iki žalio, tada koks 7-8 ratai gerai buvo, bet pradėjau jau pikčiau pusinti, bet vis tiek, bet nesukau iki galo. Ir vėl tas pats. Pasakyk, kiek degalų rodo pas tave. Čia yra dešinė. Ar kaip dešinė? Čia dar. Yra dar čia tos matas. Pirmam šikane, bet ten matėjęs, ten matosi. Pakabinau vos, viskas gerai, su vairu gerai. Mini vibracija atsirado, tai žinai gal ratai. Sėdynė pavyko į tą vietą pastatytą? Tiksliai. Kiek jų galvoju užtenka šitų? Neužtenka? Jam dabar grįžta vairą pastatyt, sakė, negaliu ištiestom rankom. Tai... Nu tai aš matau. O kitai treniruotei kavadžių kaip? Kad buvau sustabdžiu. Išvažiavau, ta prasme traukė, žiauriai į kairę, paspaudė kaip metą. Po kokių 3 ratų mažiau metį, bet stabdis, va tiek spaudė, nieks nevyks, absoliučiai. Nu, tam neįmanom, matė, yra pradžio laikai. Sustojau, užsipyliau kurą, išvažiavau, stabdis idealus. Prisipidinau? Nu ne. Ta prasme ir iš vis neįpavažiuoti. Traukė šoną, žiauriai giliai stabdis, vapsiai, nu neįmanom. Po kuro stabdis idealus. Gražus, fainas stabdis. Ir buvo panašiai turbūt, kai aš tada irgi išvažiavau. Ir man ėjo iki galo, nueina iki galo ir atrama gale. Jo, ir tada viskas. Sustojau, pastovėjau ir viskas gerai. O dabar, kai šiandien ryte važiavau, buvo normaliai. O negali būti iš oro, blėm. Šiaip 19 drąsiai buvo galima važiuoti. Nu, toks, žinai, drąsiai, bet 19 tai... Jeigu nežekas, tai čia važiavė. Gal 3 ratai iš eilės 23, 23, 23, tai labai gražiai sukrito. Vienas turėjo būti 19, kokie 8 ir tada žekas.
treniruojaisi, kiek laiko treniruojaisi ir kiek dar galėtum nubėgti? Tu bėgikas esi, bėgi ilgas distancijas, ar žiūrėjai į startinę procedūrą, kas yra šalia tavęs ir kas didžiausias galėtų būti konkurentas? Dažniausiai žmonės būna labai nepasiruošęs tokiam bėgimui. Reikia savo tempą žinoti ir palaikyti. Sveikinu tave su pergale ir linkiu tau kuo didžiausios sėkmės, žinoma, likusios treniruočių sesijos metu. Ačiū. Ponios ir ponai, tai buvo Wolfas Engelman Ice, nealkoholinis mechanikų bėgimas. Ačiū Jums, kad stebėjote su mumis. Mechanikų bėgimo nugalėtojas Emilis Anisimovas, Lietuvos inžinerijos kolegija by Delphi, Lig Racing by Delphi. Jam pirmajam kvinai dainuoja, kad Emilis yra šių varžybų čempionas. Emilis Anisimovas, Laurinas Repečka, Jogaila Baltramėjūnas ir bendra nuotrauka. Ko netėt pasveikint? Ką čia reikia? Tai laukiam čia, kad saugu būtų. Laukiam čia. Su naujom padangom įvažiavom į minutę 18 su kapeikom, tai labai norėjom į 17 tilt, pažiūrėjau, tokią kvalifikaciją taip ir gausiu. Apač, patys centrinį mygtuką į apač. Okei, gerai. Kaip užtaisinai greitai, bet aš tą vieną tą ratik ir šoviau be kondiskis. Šiaip tai su kondiskis, na. Bet yra dar daug gripo. Ant nusileidimų gali kokį 10 metrų anksčiau užsiminti, negu aš užsiminiau, tikrai. Laikynu. 10 metrų drąsiai. Galas stovi dabar? Sau kaip įkaltas čia, tai gali žymiai anksčiau ant gazų dar. Bet man aš realiai vieną radą lik šoviau su įkaitusiam. Sako gerai. Kameramėnui komentaras, sakau. Greičiausiam rate užkilime nepamačiau, kad neįsijungiau antros pavaros. Ir su trečia kilai? Ir kilau su trečia pavara. Realiai, kiek žiūrėjau, delta 0 turėjau. Visa mašina stovi. Ta prasme, realiai ten, kur dabar stabdžiau, dar galima vėliau. Aš manau, iki 18.0 gali važiuoti. Man atrodo, ant nusileidimų gali žymiai anksčiau gauti, negu mes dabar nusilipam. Gerokai anksčiau nusileidimų gali. Aš biškį paspaudžiau, bet jo, irgi jau ten turėjo būti ar Zanosas, nieko nebuvo. Tiesiog stabdyti gali daug vėliau. O... Žinai, nesinori ten greit šauti, tu taip iškart tą... Sukau trečią šičią į kretingą ir ketvirtą jungiau net. Be jokių anksčiau. Pakartokite dar vieną. Jeigu tu matysi, kad man kažkas vėjas ir tikrai tame rate ten kokį nors posūkį pasivys. Tai čia tik tais matysiu arba ten galą. Vieną šansą. Šitas rodys dar. Jo, tai žinai, sakyk taip, kad nebespaus, nes vis tiek greičiausiai kur nors, žinai. Ok, bet aš stengiuosi netrukdyti, žinai, susikaupt. Važiuojame kvalifikaciją. Iš tikrųjų norim, jau atsistojom į eilę, kuo greičiau pradėti. Liko realiai mažiau nei minutė arba jau prasidėjo. Tikimės lietaus už kelių minučių ir norim kuo greitesnį laiką pasidaryti ant sauso. Tiek vienas vairuotojas, tiek kitas vairuotojas. Tai va. Pusantros valandos pirma kvalifikacijos dalis Aurum 1006 km lenktynėse. Visos 16 komandų dabar turi taip sustrateguoti savo planus artimiausiams 90 minučių, kad 2 komandos lenktynininkai parodytų kuo geresnius rezultatus ir 2 lenktynininkų greičiausių ratų laikų suma atvers kelią komandai į antrąją kvalifikacijos dalį į Super Poulą, kur pateks tik 10 greičiausių ekipų.
Keičiasi komandos vairuotojai, ekipa numeris 79, Lietuvos inžinerijos kolegija Racing by Delphi, Aurimas Mištautas prie vairo, kol kas minutė 18 ir 562 tūkstantosios, jie yra 13 vietoje tarp 16, dėl vietos tame top 10 klaustukų yra, bet tikrai dar ne viskas prarasta. O, šitą pažįstu. Šitą. Bus orai permainingi. Permainingos ir nuotaikos. Tai labas rytas. Mes atvažiavom paskutinę dieną, pačią svarbiausią Palangos lenktynių. Mintis tokios. Oras keičiasi. Vienoj rodo prognozės, kad bus, kad sako, kad nebus. Šiuo metu trasa yra šiek tiek drėgna. Iki starto liko dar 2 valandos. Stebim situaciją. Žiūrėsim, ar reiks pradėti ant šlapio, ant sauso. Viskas labai keičiasi, iš tikrųjų labai sunku prognozuoti kažką, tai tikimės geriausiai. Pats bando ir makaluoja. Reikia pasakyti, kad rankas ant vairo ir vis. Rankas nemakaluojam. Man užstringa ta ranka, tai jo, aš turiu... Jo, tu dėk čia, mes tada prieinam. Tu paimi, aš nerandu sakies per savo ranką. Man užstringa, man šitą ranką kažkaip čia užstringa, man reikia čia iškartim. Jo, tu dėk iš čia, tada mes čia turim vietos tau susek. Ok, viskas. Dar iškeičiu. Nepamiršk, sėdynė ir Dariu į tą pusę. Pasiruošę? 5, 4, 3, 2, 1. Jau skaičiuosis laikas, jau ratai eis. Bet ir šiaip matė, kad vidury lenktynė, jeigu prasideda lietus, iš karto tiks. Nemanau, kad čia tai parašyta. Tai parašyta, bet... Priklauso nuo lietaus kiekio. Jo, manau. Konkrečiai. Tai vadinasi... Tuoj dar biškį duokit man sekundę užmest akį, kad būčiau 100% užtikrinti. Tiesiog noriu, žinai, tą. Jo, aš noriu irgi tą patį. 5 minutės iki starto, vairuotojai sėdi automobiliuose, bet kokie remonto darbai draudžiami. 50 reiškiasi, viskas. Reiškiasi 57 lasdas ižin maždaug. Ne, tai... Kiam 7? Stenkis, laikyk, stenkis. Atvešim tik stenkis. Tikslas nepasileist temkis. Jonai, paim dar šitą. Bitos padėk. 26-osios Aurų 1000 km lenktynių startas jau visai netrukus. Startas ir tokios sąlygos visada yra šiek tiek neramu. Ponios ir ponai, užveskite variklius. Žalia vėliava keliama ir 26-ųjų Aurų 1000 km lenktynių startas jau čia. Parodyk man bordą. Ne, nepraknisam BMW. Žigulių. Žigulys, Mustango variklis. Gerai, svarbiausia.
Oi, Sėdėm, laukiam finišo, sėdėm. Stovim gal greičiau, nes sėdėm. dingsta gale? Temperatūros aukštos, noriu, kad saugiau būtų. Go! Jie tave turi pasitikti? Ne, degalinė jų. Valdai, girdi mane? Kiek supylėt? Kiek? 57 supylėt. Ką? Daugiau maiškai pasilieka. Tai taip, bet tai pažiūrėkit, turėjau būt. O su šitu nežinau, kaip jisai įma tos vabalus. Turėsiu užvaryti riebę. Taip. Bus klausyksti? Būk atsargus. 2 minučių trūko. Nu ką, tikriausiai sustojom pačiu netikamiausiu metu. Tik pasikeitėm iškart Code 60, tai pralošėm pakankamai nemažai. Manau, 20-30 sekundžių drąsiai. Jeigu būtumėm pasikeitimą darę ratu vėliau, bet nieko nežinosi. Ne, okei, startas, viskas buvo gerai, nežinau, jaučiu kokiam 6-7 rate. Čia stabdėme. Biškį pakabinau žolės, tai tada nebestoju. Ir taip žiauriai nefainai tuos kerbus. Gerai, kad spėjau atsuk, įsukau. Gerai, kad spėjau dar perverst mašiną į kitą pusę, kad nebūtų stipraus, vairas tiesiai, viskas gerai. Bet kažkaip, iš esmės, žiauriai išbalansavo. Nežinau, 10 tikriausiai ratų, toks buvo tempas, netoks, koks turėtų būti. Bet šiaip likai su mašina viskas gerai, važiuoja. Tai ten krovi. Po to biškai apsilenkė. Tai apsilenkė, bet supranti, bet tu ten, nežinau, 20 minučių, tai emkio, tai tu laikai, karočią, ten jis iš 10 vieną ratą įsikirsdavo, ten čiut greitesnį, bet visus kitus tai tu laikai. Žodžiu, kol kas viskas okei, tai pasišnekėsim su mechanikais, kokie tie niuansai, šiokių tokių turim, bet, smagu, fain, tai stabiliai toliau priminti. Paskutiniam posūkį keičia šieno kupetą, atvažiuoja traktorius per pitleiną. Jie turi nukabinti dar, žinok. Jie turi tą šieno kupetą nukabinti ir ją surišti dar tenais, tai čia užtruks. Viskas, ruoškitės. Pas mumis pitleinė nėra elektros, tai nežinau, kaip čia matysim ką. Dabar nebus atlygų ir tu nesinervuosi. Tau liko dar važiuoti, tuoj pasakysiu kiek. Ten šiaip detalių ant trasos turėtų būti, nežinau kaip jie. Aš Aurimą jam net nespėjau paskambinti, supranti. Da, važiuojame palapinį ir tvarkomės tenai, o nedarom Zamarėzų Zateškių. Nesiparink, Aurimai. Viskas gerai. Kairys, žinai, šikanę metą. Truputį, paskiau įpratau, bet daug aštriau, žinai, su vodke pabėgus. Tai Julius sakė kirto per kerą. Taip, su galiniu ratu kairiu. Ir sakė, jau jam čia žemyn leidžiantis jam. Taip, tam šikanę pamečiau stipriai šikną.
Nes ta prasme, įeit į gazą įeinu, mašiną. Žinai, bet paskiau įpratau, tai tiesiog ant apkrovos neįdavau, žinai, ir išeini. Gal jam ne full cutas buvo, gal jam nuo temperatūros. Dabar 117. Gal? Nu taip. Paignoruok. Tai va, ruošiam padangas, tiksliai nežinom kaip dyla priekinės padangos, tai nusimsim apsižiūrėt, sukeisim, išanalizuosim ir matysim, koks yra, sakykime, nusidėvėjimas padangų per 3 stintos, tiksliai. Toks planas. Šitą kalniuką, nu, kur, sakykime, užpylė ir tos duobės yra irgi. Taip, pabandyk su gazu švelniau, kad pusašis pasaugo, nes jau čia nusuko vieną. Stengiuosi išvalyti gumas, kad būtų kuo mažesnė gaisro tikimybė. Tai Emėlį paimkit. Langą pavalgyti. Juliau 5 minutės. Šitą pasižiūri, ten tą pasižiūri ir jeigu matai, kad vienodai, tai vėjas iš tenai. Čia visur gaza taip švelniai, kaip su, nežinau, M. Ai, taip slysta? Čia į apačią leistas, tai karočią iš vis galas bėga belenkai. 15-20 minučių. Tikimės lietučio gauti, neaišku, ar čia ilgai jisai tęsis, aišku. Bet tuo metu keisim Joną ir turbūt iš karto su lietaus parku.
yra praktiškai perspektyviausi Lietuvos studentai. Lietuvos inžinerijos kolegija Racing by Delphi. Taip pat BMW automobilis numeris 79. Aurimas Vistautas, Julius Kiršis, Jonas Romanovas.